Šiandien iš Moldovos atskriejo įdomių naujienų. Čia eskalacija pasiekė lemiamą lūžio tašką, nes Moldova oficialiai pradėjo įgyvendinti savo planą reintegruoti Rusijos kontroliuojamą separatistinį Padniestrės regioną. Moldovai jau žengė pirmą žingsnį ir įkalino aukščiausio rango Rusijos generolus vienoje vietoje. Drąsų ir precedento neturinčių žingsnių Moldova paskelbė Padniestrėje dislokuotų Rusijos operatyvinės grupės pajėgų vadovybę, įskaitant vadą Dmitrijų Zelenkovą ir jo aukščiausius pavaduotojus persona non grata. Šis sprendimas iš karto apriboja jų judėjimo laisvę. Jei jie bandys išvykti iš Padniestrės per Moldovą, jų laukia sulaikymas, deportacija ir nuolatinis draudimas sugrįžti. Jei bandys išvykti per Ukrainą, tai reikš jų greitą sunaikinimą. Vadinasi, Rusijos vadovybė dabar įstrigusi atskilusiame regione, negalėdama rotuotis, keliauti ar veikti įprastai. Moldovos valdžia aiškiai pareiškė, kad Rusijos kariai jų teritorijoje yra neteisėtai ir jų buvimas daugiau nebus toleruojamas ar palengvinamas. Šis žingsnis nėra atsitiktinis, o yra platesnio strateginio posūkio dalis. Moldovos vyriausybė jau parengė ir pristatė išsamų Padniestrės reintegracijos planą savo vakarų partneriams Briuselyje, kuriame numatytas ilgalaikis kelias atkurti kontrolę ir suvienyti regioną. Planas grindžiamas taikiais, bet tvirtais principais ir sąlygomis: visiška demilitarizacija, Rusijos pajėgų išvedimas ir demokratizacija. Plane siūloma dabartinį Rusijos remiamą taikdarių formatą pakeisti tarptautinę civilinę misiją, kuri prižiūrėtų pereinamąjį laikotarpį ir palaipsniui perduotų valdžią atgal Kišiniovui. Ekonominių požiūrių strategijoje numatoma suvienodinti fiskalinės, muitų ir prekybos sistemas, taip efektyviai prijungiant sunkumų patiriančią Padniestrės ekonomiką prie Moldovos ir jos stiprėjančių ryšių su ES. Gyventojams numatytos garantijos, o integracijos procesas išdėstytas etapais iki pat 2038 metų. Moldova nebevaldo užšalusio konflikto, o aktyviai ruošiasi jį išspręsti. Užblokavusi pagrindinių karininkų judėjimą, Moldova smogė pačiai Rusijos operacinio gyvybingumo šerdžiai Padniestrėje, nes Rusijos kontingento pašalinimas yra esminė sąlyga, kad pereinamasis laikotarpis vyktų taikiai. Be rotacijos personalas lieka įstrigęs neribotam laikui, o tai lemia nuovargį, krintančią moralę ir galiausiai vadovavimo efektyvumo žlugimą. Patyrusių karininkų pakeisti neįmanoma, o specialistų funkcijos laikui bėgant ima nykti. Tai ne tik personalo klausimas, tai tiesiogiai veikia Rusijos sprendimų priėmimą, drausmę, gebėjimą reaguoti į krizes ir kurti įtampą platesniame regione. Tuo pačiu metu nesugebėjimą sustiprinti kontingento atima iš jo atgrasimo vertę. Karinė jėga, kurios negalima sustiprinti ekstremalios situacijos atveju, nebėra patikima grėsmė. Bet koks eskalavimas iškart atskleistų, kad Maskva negali greitai permesti papildomų karių ar technikos į Padniestrę, todėl Rusijos pajėgos iš spaudimo įrankio virstų statiška našta. Logistika dar labiau apsunkina rusų padėtį, nes prieigos keliai yra riboti, tiekimo linijos tampa trapios ir nepatikimos, o pats kontingentas nebetvarus. Ilgainiui tai lems amunicijos, kuro, atsarginių dalių ir net pagrindinių atsargų trūkumą, mažins operacinį pasirengimą ir bendrą Rusijos pajėgų kovinį pajėgumą. Visa tai iš esmės keičia jėgų pusiausvyrą. Rusijos karių buvimas nebesuteikia svertų, o tik eikvoja išteklius, silpnina įtaką ir atskleidžia pažeidžiamumą. Nemažiau svarbus ir pasitraukimo apribojimas, nes jis faktiškai įkalina rusus tiek karinę, tiek politinę prasme. Maskva negali lengvai išvesti savo personalo nepasitarusi su Moldova, todėl susidaro situacija, kai jos pačios kariai tampa situacijos įkaitais, smarkiai apribodami Rusijos lankstumą ir pakenkdami jos įvaizdžiui. Tai palengvintų taikų reintegracijos procesą per galutinį susitarimą, pagal kurį rusams būtų leista išvykti, o mainais Rusija nustotų kištis į Moldovos nepriklausomybę. Iš esmės Moldova pavertė Padniestrę strateginės spąstais. Tai, kas anksčiau buvo Rusijos forpostas spaudimui Moldovai ir įtakai regione, dabar tapo strateginę aklavietę. Kišiniovas taiko kontroliuojamą, laipsnišką spaudimą, nuosekliai mažindamas Rusijos buvimo vertę, nesukeldamas tiesioginio konflikto. Ilgainiui izoliuotas kontingentas tampa nereikšmingas, nebegalintis daryti įtakos įvykiams ar remti platesnių Rusijos tikslų, o apribodama ir izoliuodama Rusijos karinį buvimą, Moldova kloja pamatus visiškai reintegracijai. Žingsnis po žingsnio kuriamos sąlygos galutiniam Rusijos pasitraukimui, ilgalaikį užšalusį konfliktą paverčiant strateginiu procesu, kuris dabar akivaizdžiai palankus Moldovai.
Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.